Labas visi ir aš šiandien jums parodysiu mūsų LEGO Fortnite pasaulį. Tai pirma pradėsim nuo mano bazės. Tai sveiki atvykę į Rakūnų bazę arba Rakūnų fortresą, nesvarbu kaip tu pavadinsi. Tai šitą bazę buvo pasakyta kaip superherojaus update. Tai va čia yra kaip superherojaus ginklų parduotuvė. Va ten tai sienose, tai čia galima gyventi, kaip matote. Nepabaigta puošti viską. Bet čia yra daug langų, sienų. O šiaip tai čia yra pagrindinis pastatas. Tai eisim pro šitą pusę. Tai čia yra kaip kraftinimo vieta. O čia yra kaip valgymo vieta. O čia kaip pirmas aukštas, tai čia kaip vienas iš mūsų draugų čia gyvena. Pirmam aukšte. Antram aukšte tiesiog tuščia, niekas čia grindinė gyvena. Nebent čia viena lova. Trečiam aukšte tas pats. Ir galiu parodyti, kaip atrodo. Kaip matote, čia grindinė ant tiek tuščia. Tai einant į turbūt ketvirtą ar trečią, nežinau. Tokia paskutinis aukštas, kuris dar niekas nekleimina. Prieš tas, o pačiam viršuje jau yra kleiminti. Tai čia viena draugė yra kleimino šitą aukštą. Kaip matote, jį turi čia savo balkoną. Na ir dar turi gražų vaizdą. Čia jos miegamąjį. Dabar mano aukštas yra pačiam viršui. Tai va čia yra mano miegamąjis. Čia, matote, papuošiu labai daug. Po to einant pro šitą pusę yra mano kraftinimo vieta. Tai va čia kur aš kraftinu ir storage'as. Va čia yra mano kaip svetainė. O einant į viršų yra stogas. Tai čia visas pastatas, kaip matote. O ten yra kaip treniravimo vieta, bet nepabaigiam. O ten yra dar lėktuvas, bet nebenaudojam jo. O dabar einant į patį pagrindinę salą. Žinau, galbūt atrodo, bet mūsų pagrindinė sala nėra šita. O iš tikrųjų yra Star Wars sala. Pradėkim nuo šitos vietos. Tai einant į šitą vietą, jūs galite matyti, kad čia labai daug vėliavų yra. Ir va čia yra ledinių vėliavos, o čia yra lengviausia vieta, tai po to parodysiu. Skaičiu pat apačią. Tai va čia yra mūsų toks kaip monorail sistema. Tik dėl Ninjago update'o nebeveikia. Nes šitie autobusai, kaip mes vadinam, nukrito. O čia yra vienas iš mano draugų village'as. Ko dar neįsivaidinu. Bet čia yra restoranas. Kaip matote, čia yra 3 template'ai, o visi kiti bus template'ų pažada. Kaip matote, ten yra jos namas, ten irgi jos namas. Ten visi yra tiesiog jos namai. O graniai čia vienintelis ir paskutinis, nes Legendary Fortress graniai, mes jau tai neturim. Po šitą pasimsiu. Ir viso kito neprodysim, čia graniai tik template'ai. Tas village'as buvo kaip pakeitimas nuo pradžios, bet čia, kaip matote, čia būdavo pastatų, bet mes jos sugromis apilektrino. Ir čia yra kaip graniai 2 paskutiniai pastatai. Aš šitą buvau seniai pastatęs, o šitą buvo mano draugė pastatęs. Dabar einant tiesiai, miestas iš 3. Tai čia kaip mes vadinam Dragon miestu. Ir va čia yra bokštas, parkas, butas, muziejus, restoranas,
koncertų vietelė, daugiau restoranų ir viešbutis. Pirma gal parodysiu nuo muziejaus. Tai va čia yra mūsų visi ginklai, kuriuos rodome. Jos neėmam, bet parodom jos. Einam į apačią, čia skulptūros. Kreditam nesvarbu. Tai va čia va šitie mygtukai, čia būdavo malūnai, bet irgi dėl Ninjago update'o, sulūžo jie. Tai va čia yra mūsų viešpatis, einant į viršų, matote, čia tiesiog viešpatis grynai. Štai daugelį draugų visi čia gyvena. Tai va, einant va čia va, yra daugiau aukštų ir einant į viršų yra čia pats paskutinis aukštas. Ir šitie ženklai reiškia, kad kažkas jame gyvena. O čia yra kaip, kur gamina valgyti, o čia kaip toks restoranas viršiai. Ir einant į apačią, aš jums dabar parodysiu kitą pastatą. O čia yra village namelis, kitas gal neįsivietims neverta. Čia mūsų restoranas. Irgi matote. Čia yra mūsų paštas. Tai parodyti. Toks senas pastatas, tai čia tikrai gal nesitikėti tokio gerų dalykų šito. Arba kodėl man labai lagina, aš per daug pastatų. O čia visi kokie kaip 5 pastatus jame. Čia yra, čia jau draugė persikraustė, bet čia kaip turbūt vienas ar 2 draugai gyvena ten, va. Tai einam tiesiai. Čia yra mūsų toksai, draugai vadina čia taip pat žaidimas, už kurį net nesavadinčiau kaip žaidimu. Čia toksai kaip sukantis, bet tam grindinio gabertų. Čia yra mūsų oro uostai, čia kur visi lėktuvai. Grynai, čia labiau mano oro uostas. Bet einam tiesiai, va čia yra kaip 2 bokštai, kur gali stebėti. Taip pat čia būtų vienas lėktuvas parkuotas. Čia yra kaip draugas pasakytas lėktuvas. O dabar eisiu gal į laivų uostą, tada parodysiu tą miestelį. Tai va čia yra suparkuoti visi mūsų laivai. Tai nieko nėra tokio crazy, tai tik laivai suparkuoti. Pradėsiu nuo pačio mažiausio laivo, tai yra mūsų taksi. Kuriame čia nieko nėra įdomus, tai tiesiog taksi. O šitas buvo mūsų pats pirmas laivas, tai tas buvo antras, paskutinis yra 3. Va čia va, yra storage'as, kaip matosi, čia kelionėm. Čia lovos, o čia stogas. O čia dabar mūsų patį naujausią laivą, čia pats skaitiausias. Matote, va čia yra pratanka. Tai labai daug balonų. Ir į priekį, pat priekį laivo, tai galima matyti, ką tai laivą. O einam tiesiai. Vat galima eiti va čia yra kaip mūsų kokpitas. Irgi turi daug storage'o, visą kelionę. Tai dabar galime eiti į Tokiją. Šitą miestą buvom pastatę vasarą, o čia buvo per tą superherojų sezoną. Tai dar yra ten švyturys. Jeigu ką, šitą švyturį pats pastačiau. Ties jums įrodyti norėsit. Čia kaip ir kitų įrodysiu, kad nepirmais metais šitaip. Dar nupasim hurakaną, kad jeigu tas 100 metų vaikščiot. Tai einam tiesiai. Tai čia viskas pats pastatyta. Tai va, čia mūsų toksai čia buvo kramas, bet kaip matote dėl update'o neveikia. Bet čia matote, čia buvo kaip kramas, tai
Tai einam į restoraną. Čia mūsų restoranas. Tiesiog normalus restoranas, grynai. Čia mūsų kraftinimo vieta. O čia mūsų džemo parduotuvė. Kaip matote. Tiesiog labiau rare itemų parduotuvė, labiau pavadinsiu. Dabar va čia yra mūsų butai. Pas aš pats stačiau. Tik nepaprašau, visi kiti draugai patys papuoš. Tai va, tai čia yra, nu, draugo butas. Čia yra kitos draugo buto. Čia balkonų, kaip atrodo. Einam į stogą. Čia kaip atrodo stogas. Čia yra toksai kaip ledų parduotuvė. Geriau pries nedarysiu. O kad čia mano aukštas, žinau, labai paprastas. Aš čia niekada neinu. Čia yra tuščias. Ai ne. Čia village'as vyras gyvena. O viršutiniam yra, nu, tai irgi tuščias, bet nu nėra toksai tuščias, pavadinčiau. O dabar galim eiti prie koncertų pastato. Jeigu ką, aš čia nebegam statyti. Nes kai kurių metu čia kaip 8 vykus pastatė ir viskas nebeleidžia daugiau statyti. Tai čia yra mūsų koncertų salė, pavadinčiau. Tai čia kaip galėtum koncertus daryti arba svarbus kaip įrankius. Čia yra koncertų vieta. O dabar einam prie arkeido. Nu kaip arkeidas, skrinai. Dabar eisiu prie švyturio. Aš galiu įrodyti, kad čia nėra tas švyturys, apie kurį jūs turbūt galvojate. Aš galiu dabar jums įrodyti. Pavyzdžiui, aš turiu tą švyturį, kad pavyzdžiui, jei aš pasakyčiau, kada man tą nurodė. Daug didesnis, va. Ja, daug aukštesnis, daug didesnis, pavadinčiau. Čia kaip švyturį, kur aš pastačiau. Nu, jeigu turite tą švyturį, gal iš karto matyti vidus, tikrai nėra kaip tas švyturys. Einam į viršų, nu. Žinau, tiesiog čia švyturys graniai. Nieko kreisų neturėtų jame būti, tiesiog, nu, kad žinotum, kad čia mūsų vieta. Tai dabar galime eiti prie banko. Tai čia Jadrego miesto dalis, kas viskas čia kaip niekada. Aš grynai mum jį pastatė, bet nesinaudoju grynai. Tai jiem mane tiek parodė, kad tam grynai sakai. Čia turbūt toks kaip istorijas ir pasakas grynai. Tai nieko nenaudojant, jiem tiek nesinaudoju. Tai buvo toks kaip, tai čia mano kaip lėktuvų gaminamo garažas. Nu, gal truputėlį sugadintas. Ten dar kažkas pasakė, tai nežinau, kas ten pasakė. Čia tokie parduotuvės. Nu, aš vidų gal iš tikrųjų parodysiu. Tai čia vidus pastato. Jūs galite iš karto, kad čia mes pastatymas laiptis, aš tikrai tokius nestatau. Tai va. Dabar mes galim eiti. Čia mano. Kaip matote, su backyardas. Čia yra mano su fabrikos gamyklos, turbūt galvoju, kad šita siena egzistuoja čia. Nu čia, vienas mano gamintojų kažkur tiesiog mėgsta pabėgti ir nedirbti. Tai kad jie dirbtų, tai aš juos specialiai darbinu, kad jie negalėtų išeiti. Bet dabar jie čia tikrai dirbti kiekvieną dieną, be jokios laisvės. Čia mano draugo nebesprendimų turbūt pastatą, kuris čia gyvena. Tada du. Pradėsime pačios, nes tai greičiausiai būdas tiesiog. Tai gal buvo darau ir ten, nes nusiklausau, į ten nuskaičiu ir nesvarbu. Tai gal nepras, nu tie laiptai buvo ten, bandom jie lėktuvą atkelti. Tai tiesiog. Tai labai pavydėjo su fabrikos, kad aš jau su fabrikos gamyklos, tai čia jis bandė pristatyti labai daug su fabrikos gamyklų. Pačiu tai nėra su fabrikos gamykla, čia yra tiesiog pastatas, pavadinčiau.
namai. Skrinai. Va čia va yra jo gamintojų namai. Kažkur tie dūmai išėjo. Čia yra jo storage'as gal. Ai, ne, jis ten prašo, dėl temperatūros jis ten prašo mūsų ten pasakyti tam. Gal kad... Jie bando nusileisti ir pus ten labai kažkodėl mėgsta save nukinti, gal kartais. Tam vienas buvo toksai greitas, kad net įsitrinkė tą sieną ir jis nukino save. Self-destructino. Tai matote, čia buvo tokie lėktuvai, kurie skrista. Nu, dėl kelto priešaščio jie sulūžo. Tai galim dabar eiti mano muziejų, kuris buvo pasakytas prieš. Čia kaip iš senų pasaulio visi svarbiausia įvykiai padaryti. Parodyti. Tai vienam pasaulyje aš turėjau tokį traukinį nuo įvykį, kur stačiau traukinį, bet nukrito nuo kelio ir sulūžo. Va čia va buvo Lost Islandsai, va čia kitą arkaidą pasačiau. O čia va buvo, kad darėm tokį Lost Islandsų challenge'ą. Va čia, kad ten išžiūrėjau Raveną pirmus 2 kartus. O čia va buvo, kad kai aš tam tą koncertą pastatėm. O čia va buvo, kai Sun Kingą pirmą kartą nužiūrėjau. Toksai kaip smagi vieta, pavadinčiau. O dabar visi kiti village'ai tokie kaip pasikeičiau, nesvarbus, tiesiog galima su paskaičiumi, planinu keliauti per jas. Ok, einam dabar į mūsų paskutinę kelionės tikslą, kuris turėtų būti... Ai, jau čia bus toks outpostas, bet ten tiek mažai ką pamatyti, tam ir neverta varyti. Jeigu žiūrėt mano tą drakono tutorialą, tai šitai skiriamai. O šitie 3 vėliavos yra kur drakonas gali spaninti. Kažkur šitoje zonoje turėtų spaninti. Drakonai. O šitie keliai yra tam su lėktuvas skridau. Pirmą vienu metu tą visą mapą pabandyti atrasti, nes aš manau, kad labai sunkus challenge'as būtų, kad pabandysiu. Taigi čia yra mūsų 3 miestas. Bent jau jis atrodo kaip miestą pasakyti, bet aš metu atrodo kaip miestas. Taigi aš šitą pats pastačiau. Čia mano pulšinų parduotuvė. Matote? Pardavinėjau šių pulšinų. Tokia irgi parduotuvė. Kaip matot. Ai, va čia mūsų pagrindinis pastatas, kur mes naudojame visus tos taišinius svarbus. Čia mano tėčio namai. Čia yra mūsų restoranas. Ant ką tik paledė. Ai jau, čia toks kaip, kur galima nueiti pavalgyti. Jau į balkoną tokį. O čia va, tiek, kad man draugai tai pasakė. Galima eiti nusipirkti kažką. Tai einant į šitą pastatą yra mano draugės namai. Kaip matote. Labai gražus. Gerai papuošti. Jau ką mūsų šitam pasaulyje, kaip mano draugė, kaip pagrindinė papuošėja. O aš pagrindinis statytojas. Statybininkas mano. O čia va yra mano farmas. Čia va yra mano namai. Labai gerai papuošiu. Mano manimu, kad labai gerai papuošiu. Tik man patinka šitas modas, kad aš žauga. O tai va čia va mano mėgamasis. O va čia yra mano farmas. O va čia va yra mano restoranas. Čia mūsų parkelis. Čia pas mūsų toksai legendėrinį ginklų muziejus. Iš tikrųjų, kas tam galvoju, kad aš pasiėmiau tą legendėrinį crossbow'ą. Nes aš noriu jį pakelti. O čia yra mūsų tualetas. O
O čia yra pirmųjų draugės gal. Galbūt kiemas. O turbūt ir viskas. Tai tikiuosi jums patiko šitas filmukas. Ir daugiau Lego Fortnite epizodų tikrai atsiras. Tai gerai.